Tai sveiki gyvi, mes esam aerodrome, koksai Dariaus ir Girėno, man atrodo, jo. Šiandien atvarim pažiūrėti dragų. Šitą seriją padarysim būtent apie dragus. Važiuojam pažiūrėti, kokiu čia yra aparatų. Tai dabar, kiek matau, iš tikrųjų draguoja mocai ir man atrodo mašinų kvalifikacija jau baigėsi, tai tikiuosi, kad dar pamatysim, nes mes visko neišbūsim, nes šiandien yra tėvo diena, tai labai tikiuosi, kad pamatysim dar važiuojančių normalių mašinų, o ne tik mocų. Tai pažiūrėkit, kokių yra chebra aparatų, SS-as, Fordas. Nu ir chebra, šiaip pagrindinis dalykas, kodėl čia atvariau, tai pamatyt ir pažiūrėt, kaip šitas mašiniukas važiuoja. Čia yra mūsų Marijampoliečio Dariaus Norkaus bolidas ir, nu, chebra, jisai, žinokit, važiuoja. Sveikas gyvas. Labas. Kaip suvažiavai? Ai, kaip pasakyti, nieko gero. Rimtai? Jo, nu tai rekordas, bet nu į klasę trūksta. Rekordas, sako, nieko gero. Ne, nu. Ja. 8-9 klasėje 9-7 važiuot, nu tai toks šiaip savo. Ja. O tai kaip dar lėksi šiandien? Nu, realiai dar vienas važiavimas atkrintamų ir pabaiga. Jo. Nusimato, ne? Nu, nebent varžovas padarys kokią nesąmonę. Supratau. Dabar visi statymai ant varžovų, kad pridarytų nesąmonę. Ja? Nes geriau važiuoja, ne? Jo, visi greitesni, galingesni, gerokai. Dabar yra paskutinį važiavimą, važiavau su Audi, kur užtuko 800 arklių. Ai, tu tai ką, tu čia... Kaip visada pirmas etapas. Nu jo, tas pirmas visi tie kliurkos, ane, lenda tokios... Jo, atrodė, turi veikt, pasirodo, neveikia. Tada iš mepo pasukau, dar iš oro pareguliavau, bet atsimušu kažkur ir negreitai. Ai. Nu, aš manau, kad viskas sulaik. Jo, reikia testų važiavimų. Čia realiai dabar iš po žiemos pirmas raundas? 60 futą pasibandžiau namie. Namie. Jo, trasoje pirmas išvažiavimas ir pirmas išvažiavimas 400 metrų neatleidus. Jo, tai čia kietai. Daug naujienų, jokių logų, nieko neturiu, nieko nežinau, kas taip vyksta. Okay. Reikėjo labiau pasiruošti. Nieko, manau viskas bus gerai. Laukiam tavo važiavimo tada ir žiūrim, kaip suvažiuos. Sėkmės. Tai matom tikrai neblogų iš tikrųjų aparatų, belekiek daug BMW ir šiaip labai daug BPM 8 variklių. Kas jaučiasi, kad tikrai variklis turi potencialo dragose važiuoti ir čia jų pilna. Tai labai smagu žiūrėti, laukiam Dariaus važiuos už kokių poros valandų, tai turėsim palaukti. Dabar jau prasideda truputėlį rimtesnės mašinos, nes prieš tai buvo tokį kaip priekių varomi, jie važiuoja, bet jie nevažiuoja taip, kaip aš manau, 4 važiuoja. Tai žiūrim, kaip dar lekia šaika. Numerio rėmelis, atvadas jau yra pasenęs, arba ten kažkas užrašyta, ko jūs nenorit patys matyti. O aš dar kartelį grįžtu prie mūsų renginio draugų. Šiek tiek geresnis Šarūnas Ruskauskas. M240. Super. Geras numeris.
einam įdėsim Dariui GoPro į mašiną, tai turėsim iš vidaus visai gal neblogo footage'o. Matau pas Darių jau kompas ant stogo. Matyt, tunina kažką truputėlį, detune. O tai čia palauk, galinės pozicija atsidaro? Ai, čia da. Bet vat, man pavyzdžiui yra šitas irgi, kad MPM7 8 HP, aš visą laiką norėjau sujungti šitą reikalą ir pats pabandyti. Čia jau antra mašina. Antra? Pirma kem 6. Tai tavo kem 6, ne? Tas norėjom palinkęs, tas mano. Viskas Apie aišku. tą žinau visi. Žinau, aš pats irgi žinau šitą. Visi žinos apie šitą. Tai dar tas pripiaus, kai jisai visai spitarai. Tai va, sakė Darinas, kad čia šitas... Čia didžiausias jau pripiaus. Einu, ačiū. Ir jisai kokiais 200 kilų lengvesnis gaunasi negu mano. Jo. Dabar su pilnu salonu, su viskuo, pilnu baku. Okei. Bet tai kosmos. 11-5 klasėje prisisukę stipriai, apsukas ant 3-4 bėgiais, kad junginėtųsi, kai šitą net nepradeda veikti normaliai. Tėm truputėlį atsigert, nes baisiai karšta iš tikrųjų šiandien ir dar palaukti truputėlį reiks. Tai Šaika, neklauskit, kodėl mano kepurė šiandien rožinė. Neklauskit, negaliu atsakyti. Nes aš uždėjau. Motoras ir dėžė yra standartas, daugiau kas yra daryta, tai įsiurbimas, keistos kuro pompos. Aha, matau, kad aukšto slėgio kuro siurblys jau keistas. Taip, purkštukai yra keisti. Kas daugiau yra turbina turbo systems, linkėjimai Ignui. Ir nieko daugiau iš pačios... Girdėjau, velenukas keistas yra įsiurbimo? Taip. Ana? Iš pačios mašinos tai yra M2 CAM BPM8 variklis ir tiesiog sudėtas M2 body kitas. Yra MKS Competition salonas visas sudėtas, panelės keistos, žodžiu, darbo įdėta. Super, labai gerai. Nu, o šiaip pati esi važiavus su šitą mašiną? Gerai varo? Mašina, kuri verčia nusidėti. Supratau, nu smagu. Gerai, ačiū. Nėra už ką. Kadangi tu esi čia pas mus mašinų specialistas didžiausiai šeimoje, tai aš tau metu iššūkį ir turėsi atspėti mano išrinktos mašinos, įvertinti grožį, atspėti, kiek jinai turi arklių ir per kiek sekundžių nuvažiuoja trasą. Bandom tada? Bandom. Ir pažiūrėsim, ar čia tu toks ekspertas esi. Okay, tai. Kaip apsimeti. Taigi, aš jau matau pirmąją mašiną išrinktą Ernestui ir tai yra GTR. Tai grožis šito GTR-o, blemba. Žiauriai gerai atrodo, iš tikrųjų, žiauriai gerai. Sakyčiau, šitas grožis, galbūt tas karbonas, aišku, jisai yra tikras, bet, nežinau, sparnas karboninis, tai gal sakyčiau 8 iš 10, bet visa kita, tai tikrai saldainis, tikrai saldainis. Tai 8 iš 10 grožis, kiek arklių, tai manau šitam GTR yra, štuka arklių, tai tikrai turi būti. Štuka 2 arklių ir paskutinis per kiek laiko nuvažiuoja, tai aš manau trasą jisai įveikia per 9, manyčiau. Čia 9 sekundės lygiai? 9 sekundės, jo.
Einam paklausim. Tai suradom bičiuką, kuris yra šios komandos narys ir per kiek jisai nuvažiuoja šitą trasą? Šitą trasą nuvažiuotų gal net neįsivaizduoju. Nu, tipo, maždaug. 8-6 gal. 8-6, tai buvom labai arti, nes aš sakiau apie 9. Kiek arklių turi? 1300. 1300, aš sakiau 1200, tai labai arti. Ir kiek vertintum grožį nuo 1 iki 10? 11. 11, nice. Pirmasis startas geriau startuojant. Tai šitas bembas, grožis, galiu iškart pasakyti, 9,5, tai tikrai, vien tik žino dėl ko? Dėl to bemvo tų linijų. Nu tikrai, man kaip sportiniai mašinai, tai atrodo tikrai žiauriai gerai. Arkliai, tikrai kokį 500 turėtų būti arklių, manau, nes jisai 7, gerai. Manau, kad 5. Taip, pažiūrėsim kiek, bet manau, kad suklydau, ne? Tai, o suvažiuoja, manau, kad jisai suvažiuoja kokios 13-14, manau, kažkas tokio. Tai galim paklausti tada pas savininką, kiek iš tikro yra. Aš galvoju, kad čia yra 500 arklių. Kiek yra? 700, kažkas beveik ten, prie kelių. Suklydau ir galvojau, kad suvažiuoja per 13-14 šitą trasą. 12. Čia beveik puikiai. Beveik atspėjai, jeigu būtum ir 20 sakęs, nuo 10 daug nesiskiria. Realiai jo. O grožis 9,5 sakiau? 9,5 sakiau. Tai duodu tikrai dėl viso šito, visų lipdukų, šito viso gražaus. Tai ačiū tau, kad dalyvauji. Dėkui. Imsim dar vieną mašiną ir šitą mašiną vertins Pauliai. Važiuojam. Aš net nežinau, kas čia per mašiną. Bet grožį tai sakyčiau kokia 9, nes labai spalva graži. O arklių 300 arklių. Ir nuvažiuoja per 13. Tai žodžiu, mes tokį darom kvizą ir turim įvertinti mašinos grožį. Tai aš sakiau 9, vien tik dėl spalvos labai graži. Jo, ir arklius reikėjo atspėti, aš sakiau 300, o kiek yra iš tikrųjų? Praeitą sezoną baigiau kažkur tai 700 plus minus 50. Čia nieks nežino, dar nebuvo man stendo. Pakeičiau pilnai visą sistemą. Dabar su kolega dirbam ties tuo, labai daug naktų bemėgių praleisti, labai sunku iš tikrųjų buvo. Mašina važiuojasi, kompiuteriui reikia visus duomenis parametrus nurodyti, kol kas sunku, bet galbūt kažkaip tai išeis. Ir tikiuosi bent vieną važiavimą padaryti, kad jau galima būtų kažką daugiau paprogramuoti bišką ir kad jau jinai važiuotų taip, kaip turi važiuoti, nes labai daug nesklandumų turėjom. Aušinimo skystis, vakar vieną bėdą turėjom, šiandien susprogdinau turbinos aušinimo žarnelę, irgi buvo reikalų, taip sakant, bet užsispyrus ir aš ir jinai ir nepasiduodam, taip sakant, bandysim važiuoti kažką tai suvažiuoti. Nes šiaip, ta prasme, laikas tas, koks turėtų būti šito automobilio, tai dar toli ne į tą pusę, bet bandom. Bet jūs trasą važiavot? Važiavau, bet net negaliu aš kol kas to laiko savo suvažiuoti, nes, neklauso jinai manęs, ta prasme, taip nevažiuoja taip, kaip turėtų važiuoti. Visi išlenda kažkokių problemų, programiškai pavadinkim, techniniai nesklandumai, visą tai susideda į visumą ir aš, negaliu kol kas įvažiuoti taip, kaip turėčiau. Bet labai tikiuosi, kad bent jau pusfinaliuose man išeis geriau biškį suvažiuoti. O per kiek laiko suvažiuoti? Aš spėjau, kad per 13 sekundžių. Dabar, kadangi mes tik tai reguliuojam viską, tai laiko įspūdingo nebuvo, ten gal 15-9, ta prasme, tai čia, čia tos sekundės, žinokit, labai... Milisekundės, ne? Jo, čia svarbu šimtosios. Realiai, šiaip važiuodavau praeitą sezoną 11,5, ta prasme, mano laikas buvo, tai norėčiau labai jau greičiau į jį sugrįžti, kad galėčiau greitėti ir greičiau kažkokį tai rezultatą parodyti, nes tikrai labai daug darbo įdėta. Tiek mano, tiek absoliučiai visų kolegų. Žodžiu, daug naktų pranakvota. Tai jau norisi ir poilsio, bet norisi, kad bent kažkiek maksimaliai galima būtų padaryti. Žodžiu, taip, kažkaip. Gerai, ačiū Jums ir sėkmės. Tai greitai, kaip mes savo kanale E9 nepakalbinsim, tai
Išvaizda, galiu pasakyti, šaiga, 9,5, lipai, ratai, viskas kaip turi būti, tikrai idealiai padaryta. Arkliai, girdžiu MPM 7 335, tai manau šitas bičiukas 400 tikrai turi būti atsukęs. Ir sekundės į 14 turi tilpti, tai greit paklausiam, ar mes atspėjom. Tai aš spėjau, kad čia yra apie 400 arklių. Ar aš teisus? Ne. Kiek yra? 5,20. Oi, bet tai gerą pusę, maladės. Ir sakiau, kad suvažiuoji maždaug per 14. Ne. Per kiek? Paskutinis 11,7. What? Aš sakau, šaiga, E9 yra the best of the best. Tai dėkui tau labai, maladės, gerų runų. Davai. Tai viskas, kebra, šiandien baigiam šitą visą renginuką, truputėlį važiuojam anksčiau namo, nes turim reikalų namie, tai iš Dariaus pamatysim paskutinius runus, palikau kamerą ir ačiū Jums, kad žiūrėjot, būtinai pasubscribinkit, reikia 5000 subscriberių, uždėkit laiką, hype mygtuką, jeigu galit, ir iki kito videko.